Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto studentų atstovybė universiteto bendruomenę pavasarį kvietė švęsti kaubojiškai. Linksmybėms fakulteto kiemelyje nekliudė net vėjuotas oras. Čia netrūko šokių ir dainų. Išalkusius studentai vaišino naminė gira ir kaimiškais lašiniais. Šiandien pedagogikos fakultete vyksta Country Party, mūsų mokslo metų užbaigimo šventė, kurią suorganizavom atstovybėm savo fakultetui ir visiems, kas norėtų prisijungti. Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto dekanas docentas daktaras Povilas Žakaitis atskleidė, kad ši pavasariška studentų šventė jau tapo tradicija. Studentai ją rengia patys, fakulteto administracijai telieka juos palaikyti. Prisidedam tiek, kad palaikom jaunųjų mūsų kolegų iniciatyvas ir visas mūsų prisidėjimas, juk mes negalime už juos atlikti. Jie patys to nori ir mes mielai žiūrim, kaip jiems sekasi. Studentai kapojo malkas, šokinėjo su maišais ir atliko kitas smagias užduotis. O štai jie buvo apdovanoti ir po renginio dalijosi gerais įspūdžiais. Labai jaukus renginys, arba čia šventė jauki, labai atmosfera gera, linksma, buvo jau porą konkursų, laimėjom prizų. Visi draugiški, skanus valgis, vaišės, dalyvavom konkursuose, laimėjom beje. Viskas labai super. Sočiai ir linksmai Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultete pavasarį sutikę studentai dabar su naujomis jėgomis galės kibti į egzaminus, sesijos rūpesčius.